Sveiki, mėly žiūrovai. Nauji metai, naujos temos. Su jumis vėl sveikinasi NVI TV laida Aplenk vėžį. Sausis yra gimdos kaklelio vėžio žinomumo mėnuo. Taigi, šioje laidoje kalbėsimės, kaip aplenkti šią ligą, kaip išvengti pagrindinio gimdos kaklelio vėžio sukėlėjo žmogaus papilomos viruso ir žinoma, kaip gydomas gimdos kaklelio vėžys. Apie viską plačiau jums šiandien papasakos Nacionalinio vėžio instituto specialistai. Apie žmogaus papilomos virusą, skiepus nuo šio viruso ir žmogaus papilomos viruso ryšį su gimdos kaklelio vėžio atsiradimu šiandien kalbame su Nacionalinio vėžio instituto onkoginekologijos skyriaus vedėja, gydytoja akušerė daktarė Daiva Kanapienė. Labą dieną. Labą dieną. Na tai paklausiu paprastai, gimdos kaklelio vėžys, kas tai yra per liga ir kas ją sukelia? Tai gimdos kaklelio vėžys yra, palygint, dėja yra jaunų moterų liga. Iš tikrųjų, didžiausias sergamumas yra jaunų moterų tarpe, tai yra iki 40-45 metų amžiaus dėja. Ir tai iš tiesų pakol kas Lietuvoje yra irgi vienas iš dažniausių onkoginekologinių susirgymų. Ir ją sukelia, šiaip mes onkologinių ligų priežasčių visų nežinom, bet kai kurių ligų žinom ir gimdos kaklelio vėžio dažniausia priežastis visgi yra žmogaus papilomos viruso infekcija. Daktarė, papasakokite plačiau apie žmogaus papilomos virusą. Žmogaus papilomos virusas tai yra dažniausiai lytiniu keliu perduodama infekcija ir manoma, jog susidūrimas su žmogaus papilomos virusu visi, kurie lytinį aktyvų gyvenimą gyvena žmonės, dažniausiai vieną kartą ar net kelis kartus per gyvenimą būna susidūrę su tuo virusu. Šiaip šio viruso tipų žinoma daugiau negu 200 ir apie 40 tipų yra būtent susijęs su lytiniais takais ir gali sukelti tiek onkologinės ligas, tiek ir gerybinius lytinių takų pakitimus. Ir manoma, jog žmogaus papilomos viruso infekcija gali sukelti ne tik tai gimdos kaklelio vėžį moterim, bet taip pat ir išangės, išorinių lytinių takų navikus, taip pat turi ryšių su galvos kaklo kai kuriais navikais tiek vyram, tiek ir moterim. Todėl galvoti, kad tai yra tik tai, sakysim, moterų infekcija, tikrai ne, gali ją užsikrėsti ir būti nešiotojai tiek vyrai, tiek moteris. Ir labai svarbu paminėti, jog jeigu ir užsikrečiam žmogaus papilomos viruso infekciją, bet pradžioje yra ūmus periodas ir ačiū Dievui mūsų organizmas, imuninė sistema sugeba susidoroti su tuo virusu ir dažniausiai per metus, ilgiausias tarpas yra 2 metai, kai infekcija išeina iš organizmo ir nesukelia jokių pokyčių. Bet dėja apie 10% šiek tiek daugiau atvejų, kai yra kai kurie imuninės sistemos sutrikimai, virusas gali ilgą laiką persistuoti organizme ir po kurio laiko sukelti ir jau dėja onkologinę ligą. Visi ikivėžiniai pokyčiai gali susitvarkyti, gali atsistatyti, bet dėja jau kai įsivysto onkologinė liga, jau tik tai yra progresavimas ir jau jokio susitvarkymo dėja negali būti. O ar vakcinacija nuo žmogaus papilomos viruso padeda kovoti su gimdos kaklelio vėžio paplitimu? Taip, iš tikrųjų labai geras jūsų klausimas, iš tikrųjų padeda ir kadangi mes žinom, kas yra sukėlėjas, tai ir iš tiesų yra atrastos, sukurtos vakcinos prieš žmogaus papilomos virusą. Tik reikia paminėti, kad gydomųjų vakcinų nėra, visos vakcinos yra profilaktinės ir geriausiai būtų skiepyti mergaitės ir tiek paskutiniu metu žinom ir berniukus iki susidūrimo su ŽPV virusu, tai yra iki lytinio gyvenimo pradžios. Ir dažniausiai skiepai yra įtraukiami į nacionalinius kalendorius ir džiugu, kad nuo 16 metų Lietuvoje taip pat yra įtraukta ŽPV vakcinacija į vaikų skiepijimo kalendorių ir iki 22 metų buvo skiepijamos mergaitės vyresnės negu 11 metų amžiaus, dvivalentė vakcina, kuri apsaugo nuo dažniausių tipų, kurie sukelia gimdos kaklelio vėžio, tai 16 ir 18 ŽPV tipą. Ir labai džiugu paminėti, jog nuo 22 metų jau į skiepų kalendorių yra įtraukti ir berniukai vyresni negu 11 metų, tai šiuo metu yra skiepijamos mergaitės ir berniukai. Ir 2 metam iš SDF biudžeto lėšų yra nupirkta 9-valentė Gardasil vakcina, kuri apsaugo nuo net 9 tipų, jau mano minėto anksčiau, ir iš 6-11, kurie sukelia ir gerybinės išorinių lytinių takų karpas tiek mergaitėm, tiek berniukam.
O ar tėvai Lietuvoje aktyviai skiepija savo vaikus nuo žmogaus papilomos viruso? Deja, Lietuvoje turime daug mitų ir tokių negerų mitų apie skiepų poveikį. Ir aišku, visos naujovės ir visi nauji skiepai dažniausiai vis tiek susiduria su priešprieša ir tėvų priešprieša. Šiaip duomenimis ligonių kasų, sveikatos apsaugos ministerijos mergaitės skiepijamos apie 60% tos, kurios galėtų šiek tiek daugiau numatyto amžiaus. Berniukų dėja dar aišku, čia tik tai keleri metai, dar tokių aiškių rezultatų neturim. Šiaip turėtų būti apie 90% populiacijos paskiepyta tam, kad sulaukti gerų rezultatų. Daktarė, teko girdėti, kad prezervatyvai neapsaugo nuo žmogaus papilomos viruso. Tai ar galima sakyti, kad vienintelė patikima apsauga yra skiepai? Iš tiesų irgi geras jūsų klausimas. Iš tikrųjų tikrai nėra duomenų tokių tikrai, kad prezervatyvai pilnai apsaugo. Tai iš tikrųjų galima vis tiek užsikrėsti žmogaus papilomos virusų, bet aišku, saugus lytiniai santykiai, atsakingi lytiniai santykiai ir naudojamos apsaugos priemonių, visgi tai iš tikrųjų padidina tą galimybę apsisaugoti nuo žmogaus papilomos viruso, bet aišku, patikimiausia priemonė yra skiepai. Ir patikros programos vėliau. Daktarė, gal galite papasakoti kiek plačiau apie gimdos kaklelio vėžio prevencinę programą, kodėl svarbu joje dalyvauti ir kokio amžiaus moterims ji priklauso? Gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa, reikia paminėti, pradėta Lietuvoje, pati pirma atkūrus nepriklausomybę, tai yra nuo 2004 metų. Tai iš tikrųjų šiemet turėsim jau, kaip galima sakyti, jubiliejų, 20 metų jubiliejų, bet dėja tokių rezultatų, ką mes norėtumėm ir ką rodo kitos Europos šalis, kuriuose, pavyzdžiui, Suomija, kur yra, kaip ir sakysim, tokia mūsų, kaip ir pavyzdys programų vykdymo, kad iš tikrųjų jau ten programa vykdoma 40, 50 ir daugiau metų ir gimdos kaklelio vėžys šiuo metu yra įtrauktas į retų onkologinių ligų sąrašą. Dėja, mes tuo pasidžiaugti negalime, nes iš tikrųjų kas metus turime virš 200 moterų miršta nuo šios ligos ir kol kas tokių rodiklių gerų, kaip norėtumėm, dar nesam sulaukę. Tai todėl, kad vis tiek ne visos moteris pasinaudoja šitą programą ir aktyviai joje dalyvauja. Dar reikia paminėti, kad tai nėra vienkartinė akcija, tai yra periodinis patikrinimas ir priminsiu moterim, kad šiuo metu programoje gali dalyvauti nuo 25 iki 60 metų moteris ir dabar porą metų jau yra programa skirstoma į dvi dalis. Nuo 25 iki 35 metų moterim imtinai, kas 3 metai yra atliekamas citologinis tyrimas, taip vadinamas Papa Nikolau testas, yra paimamas tepinėlis nuo gimdos kaklelio, siekiant išsiaiškinti tuos ikivėžinius ar ankstyvą vėžį pakitimus gimdos kaklelėje. O nuo 35 iki 60 metų moterim, kadangi mes jau žinom sukėlėją, yra atliekamas ŽPV testas, tepinėlis yra imamas lygiai taip pat kaip ir pirmuoju atveju, tačiau neradus viruso, toliau moteris kviečiamos pasitikrinti po 5 metų. Tai yra didėja tas patikros laikotarpis, o jeigu mes aptinkam, jog yra ŽPV testas teigiamas, tada moteriai atliekama citologinis tyrimas iš tos pačios terpės, pakartotinai nereikia imti tyrimo ir aišku reikalinga ginekologo konsultacija, kur toliau atliekama dažniausiai yra gimdos kaklelio apžiūra ir esant reikalui yra atliekama biopsija. Taip pat norėčiau moterim priminti, kad iš tikrųjų ir jos pačios turėtų aktyviai dalyvauti programoje, būtinai susižinoti atsakymą citologinio ar ten ŽPV tyrimo ir būtinai susižinoti sekantį kartą arba sekančią patikros datą ir ką jom toliau iš tikrųjų reikia daryti ir kokius veiksmus atlikti, kad ši liga neįsivystytų. Kaip Jūs vertinate tuos pakeitimus šioje prevencinėje programoje ir kokią reikšmę jie turi? Galbūt pagerės, daugiau moterų išsitirs savalaikiškai ir išvengs šios ligos? Iš tikrųjų, tai šitos pakeitimus tikrai ir mūsų institutas labai seniai inicijavo, kadangi mes turim jau žengti koją ir neatsilikti Europos standartais atitikti ir iš tiesų manau, kad tikrai turėtų pagerėti, nes iš tikrųjų matote, didėja intervalas ypatingai vyresnių moterų, tas tyrimas yra gal patikimesnis, jo jautrumas, specifiškumas didesnis ir manau, kad aišku parodys toliau ateitis, kaip tai bus, bet labai tikim, kad aktyvumas
padidės, nes iš tikrųjų, kaip jau minėjau, turėtumėm bent jau 80% moterų patikrinti pagal programą. Šiuo metu yra šiek tiek daugiau negu pusė moterų, galinčių pasitikrinti pagal programas pasitikrina ir iš tiesų tie rodikliai dėl to nėra tokie džiuginantys. Ir noriu priminti visom moterim, kad tikrai reikalinga dalyvauti programoje ir geriau tikrintis, kol esate sveikos ir ne tada jau kreiptis, kai yra dėja jau užklupusi sunki liga. Ačiū už pokalbį ir už palinkėjimus. Dėkui labai. Apie pagrindinį gimdos kaklelio vėžio sukėlėją žmogaus papilomos virusą jau sužinojome. Taip pat išsiaiškinome, kad patikimiausia apsauga nuo šio viruso yra skiepai. Dabar metas pasikalbėti apie tai, kaip gydomas gimdos kaklelio vėžys. Apie tai plačiau kalbame su Nacionalinio vėžio instituto gydytoja onkologė radioterapeutė Violeta Nevulis. Labą dieną. Labą dieną. Gydytoja, tai aš labai paprastai paklausiu. Gimdos kaklelio vėžys, kaip yra gydoma šita liga? Na ir ar skiriasi ankstyvųjų ir vėlyvųjų stadijų gimdos kaklelio vėžio gydymas? Gimdos kaklelio vėžio gydymas visų pirma labiausiai priklauso nuo ligos stadijos ir išplitimo diagnozės nustatymo metu. Jeigu diagnozuojamos ankstyvosios ligos stadijos, tuomet visada sprendžiamas operacinio gydymo klausimas. Tačiau chirurginis gydymas svarstomas paprastai tik tuomet, jeigu yra tikėtinas operacijos radikalumas ir jeigu numanoma, kad po to greičiausiai nereikės jokio adjuvantinio gydymo. Jeigu abejojama, tuomet pacientė automatiškai yra nukreipiama chemospinduliniam gydymui. Visos kitos labiau pažengusios stadijos yra gydomos taikant chemospindulinį gydymą, kuomet yra gydymas sudaromas iš 2 kaip ir etapų, tai yra 5 savaičių trukmės chemospindulinis gydymas, išorinė spindulinė terapija, o po to taikoma brachiterapija. Apie ją turbūt ir pakalbėsim vėliau. Turiu būtinai paminėti ir dar vieną gydymo variantą, kuomet jau gydymo pradžioje pacientėms nustatomos atokiosios metastazės, tuomet tokios ligonės yra iš karto nukreipiamos sisteminiam medikamentiniam gydymui. Gydytoja, paminėjote chemospindulinį gydymą, tai kada taikomas šis gydymas ir kiek laiko jis užtrunka? Spindulinis gydymas taikomas lokaliai išplitusio gimdos kaklelio vėžio atveju, kuomet liga yra neoperabili ir kuomet yra išplitusi į sritines zonas. Tačiau taip pat šis gydymo metodas gali būti skiriamas po operacijos, kai yra nustatomas nepilnas operacinis radikalumas, kai yra diagnozuojama invazija į sritinius limfmazgius arba histologiškai diagnozuojama ir patvirtinama daug agresyvesnė gimdos kaklelio vėžio histologinė forma. Chemospindulinis gydymas, kaip jau minėjau, yra sudarytas iš tokių 2 gydymo etapų. Pirmas gydymo etapas tai yra 5 savaičių trukmės išorinė spindulinė terapija, kas savaitiniu režimu skiriama chemoterapija cisplatinos pagrindu ir užbaigus šį gydymo kursą pacientei iš karto skiriama brachiterapija. Brachiterapijos procedūros neatliekamos kasdien, jos yra realizuojamos 1 kartą per savaitę režimu ir bendra viso gydymo trukmė užtrunka apie 8 savaitės. Pagal naujausias gydymo pasaulinės ir Europos gairės rekomenduojama, kad visa gimdos kaklelio vėžio gydymo trukmė neprasitęstų daugiau nei 50 ar 56 dienos. Gydytoja, jūs paminėjote brachiterapiją, kiek laiko ji trunka, bet gal galit plačiau papasakoti, kas iš vis yra toji brachiterapija? Brachiterapija tai yra spindulinės terapijos metodas, kuomet jonizuojančios spinduliuotės šaltinis, šiuo atveju radioaktyvusis iridis, yra įterpiamas į patį piktybinį naviką arba priglaudžiamas šalia jo. Visas brachiterapijos tikslas yra tiesiog pasiekti didelės spindulinės terapijos dozes, nepažeidžiant sveikų audinių ir organų. Brachiterapija radikalaus gydymo atveju skiriama po išorinės spindulinės terapijos ar chemospindulinio gydymo. Tuomet yra atliekamos ertminės arba intraaudininės brachiterapijos procedūros. Kadangi šios procedūros yra skausmingos, visuomet jos yra atliekamos bendrinėje nejautroje. Ir kaip jau minėjau, šios procedūros atliekamos 1 kartą per savaitę režimu, kadangi per 1 kartą skiriamos didelės jonizuojančios spinduliuotės dozės.
Po operacijos gali būti taikoma intravaginiė brachiterapija, tuomet pacientės atvyksta pas mus ambulatoriškai, pati procedūra nėra skausminga ir šios procedūros paprastai skiriamos iki 3 savaičių. Gydytoja, taip pat norėčiau paklausti, ar Nacionalinėme vėžio institute gimdos kaklelio vėžio gydymas yra taikomas toks pat kaip ir kitur pasaulyje, ar taikomos tos pačios technologijos? Aš labai noriu pasidžiaugti, kad Nacionaliniam vėžio institute gimdos kaklelio vėžiu sergančios pacientės gauna patį naujausią ir moderniausią iš tikrųjų gydymą. Išorinės spindulinės terapijos procedūros atliekamos naudojant modernius linijinius greitintuvus. Visas gydymo planavimui pasitelkiame pačios moderniausios ir pažangiausios planavimo sistemos ir algoritmai. Gydymo kontroliai naudojama optinė kūno paviršiaus registravimo sistema, taip pat atliekama kasdienė konusinio pluošto kompiuterinė tomografija. Visos šios priemonės yra naudojamos tiesiog tam, kad pacientė gautų saugų ir kokybišką gydymą. Kalbant apie brachiterapiją, nuo 2017 metų brachiterapijos skyriuje atliekamos intraaudininės brachiterapijos procedūros. Šios procedūros jos tiesiog leido pagerinti pacientėms gydymo kokybę, gydymo efektyvumą, taip pat individualizuoti gydymą ir, aišku, sumažinti ženkliai toksiškumą. Pastaraisiais metais į klinikinę praktiką taip pat įdiegėme vaizdais valdomą brachiterapiją, kuomet pačių procedūrų metu atliekame tiek kompiuterinę tomografiją, tiek magnetinio rezonanso tyrimą. Tai padeda mums realiai vizualizuoti patį gimdos kaklelio naviką realiame laike ir padeda mums labai kokybiškai suplanuoti spindulinį gydymą. Mūsų komanda yra sutelkusi labai didelę patirtį, pakankamai komplikuotų ir sudėtingų gimdos kaklelio vėžio gydymo variantų. Todėl dar vienas dalykas, mes turime labai stiprią spindulinės terapijos komandą tiek išoriniai spinduliniai terapijos skyriuje, tiek brachiterapijos skyriuje. Na ir dar toks vienas klausimas, pabaigai galbūt, vėžys įprastai yra laikomas vyresnių žmonių liga, ar ne? O ką pastebite dėl gimdos kaklelio vėžio, ar pasitaiko čia Nacionaliniam vėžio institute ir jaunesnių moterų sergančių šią ligą, kurias reikia gydyti? Deja, bet taip, pastaraisiais metais tikrai pastebime, kad jaunėja pacienčių amžius, kurios atvyksta pas mus spinduliniai terapijai ar chemospinduliniam gydymui. Tam, aš manau, turi turbūt įtakos keli veiksniai. Vienas iš jų tai yra žmogaus papilomos viruso infekcija, ką mes jau žinome turbūt seniai. Kitas dalykas, nepaslaptis, tai yra keli COVID infekcijos metai, kurie tiek į eilinio žmogaus gyvenimą, tiek į sveikatos sistemą truputėlį tokią suirutę įvedė ir turbūt sveikatos paslaugų prieinamumas buvo šiek tiek sutrikęs. Trečias dalykas, kuris yra liūdniausias ir kuris mums kelia nerimą, kad yra dalis moterų, jaunų moterų, kurios tiesiog nesilanko pas gydytojus ginekologus, niekada nedalyvauja profilaktinėse patikros programuose, niekada nėra nesidarę onkocitologinio tyrimo tepinėlio. Todėl labai skatinu visas moteris. Džiaukitės savo jaunystę, džiaukitės savo gyvenimu, tiesiog nepamirškite mylėti save ir nepamirškite pareigos prieš save ir prieš savo kūną. Nueiti bent vieną kartą pas gydytoją ginekologą, bent vieną kartą per 2 metus pas gydytoją ginekologą tikrai nėra sudėtinga ir labai skatinu. Tikrai norėčiau visas matyti kur nors mieste, prie eglutės arba prie puodelio kavos, bet ne mūsų įstaigoje. Kad tik jūsų palinkėjimai išsipildytų ir pasiektų kuo daugiau moterų jūsų žodžiai. Ačiū Jums labai už atsakymus. Ačiū Jums. Sėkmės. Mielos moterys, tikimės, kad šioji laida Jums buvo naudinga ir sužinojote dar vieną būdą, kaip galima aplenkti vėžį. Aš su Jumis atsisveikinu iki kitos laidos, kurioje pažadame tradiciškai kalbėsime Jums aktualiomis onkologijos temomis. Likite sveiki.